Sveiki, mokiniai! Tikiuosi, kad praėjusios 2 pamokos sužadino jūsų smalsumą ir paskatino plačiau pasidomėti programavimo galimybėmis savarankiškai arba kartu su klasės draugais. Nors programavimo kalbos iš pat pradžių gali atrodyti keblios ir nenatūralios, iš tiesų juose netrūksta logikos, kuri taip patinka kompiuteriams. Būdami kūrybingi ir suprasdami, kaip mąsto kompiuteris, mes, žmonės, galime juos priversti veikti įvairiausiais būdais. Tam, kad galėtume tai padaryti, ypač svarbu tobulinti žinias ir įsisąmoninti kompiuterių veikimo principus. Taigi, pakartokime, ką išmokome pirmosiose pamokose. Kaip jau minėjau, programavimas yra savotiška kalba, kuria bendraujame su kompiuteriais. Kodo efektyvumas priklausys nuo to, kaip gerai gebėsime parašyti kodą. Tik suprasdami programavimo taisyklės galėsime kompiuteriui pateikti aiškias taisyklės, kurios paskatins mūsų norimą veiksmą. Programavimo ištakos siekia XIX amžių, kai buvo sukurtos pirmosios mechaninės mašinos, galinčios atlikti paprastus skaičiavimus. Žakardines stakles, sukurtas išradėjo prancūzo Josepho Marie Jacquardo, galima sieti su programavimo pradžia. Šios staklės audė įvairius raštus pagal iš anksto nustatytą programą, kuri buvo užkoduota perforuotose kortelėse. Tokiu būdu buvo mechanizuotas daugybės rankų ir darbo reikalavęs audimo būdas. Programavimas tapo plačiau naudojamas XX amžiuje, kai buvo išrasti elektroniniai kompiuteriai. Pirmosios kompiuterinės programos buvo labai paprastos ir skirtos atlikti tik specifinius uždavinius. Savo pažintį su programavimo kalbomis pirmosiose pamokose pradėjome nuo BBC Microbit, itin mažo ir galingo kompiuteriuko. Jau išsiaiškinome, kad šie kompiuteriukai leidžia pratestuoti kodus realioje aplinkoje ir susipažinti su robotikos galimybėmis. Kompiuteriuke esantis 2 mygtukai padeda valdyti funkcijas, judesio, šviesos ir temperatūros sensoriai leidžia sukurti į skirtingus dirgiklius reaguojantį prietaisą, o 25 mažos lemputės suteikia laisvę sukurti norimą komandą, tekstą ir skaičius. Apačioje esančių metalinių kaiščių pagalba galime praturtinti kompiuteriuko galimybės papildomų ekranu, varikliu ar jutikliais. Susipažinome ir su MakeCode platforma, ypatinga vieta pradedantiesiems kodų kūrėjams, kuris spalvotų blokelių pagalba leidžia perprasti programavimo principus ir JavaScript kalbos logiką. Čia kiekvienas blokelis atlieka funkciją, o simuliatorius padeda čia pat pamatyti kodo funkcionalumą. Žinoma, kalbant apie profesionalius programuotojus, jų įrankiai yra kur kas mažiau spalvingi ir naudojamos gerokai sudėtingesnės programavimo kalbos, tokios kaip JavaScript. Didžiąją darbo dienos dalį programuotojai praleidžia testuodami kodus ir ieškodami koduose klaidų, kai sutrinka internetinės svetainės, žaidimo ar mobiliosios programėlės veikimas. Toks darbas pareikalauja nepertraukiamo loginio mąstymo, lankstumo priimant netikėtus iššūkius ir, be abejo, kūrybiško požiūrio. Taigi sugrįžkime prie vienos iš populiariausių programavimo kalbų – JavaScript. Kaip jau galėjote pamatyti praeitoje pamokoje, JavaScript kalba yra paremta tekstu, todėl kiekviena raidė, ženklas ir sakinys kode turi savo vietą ir užrašymo taisyklės. Trumpai prisiminkime taisyklės, kurios padės geriau suprasti JavaScript kodo rašymo logiką ir struktūrą. Kintamųjų pavadinimai paprastai pradedami mažąja raide. JavaScript yra jautrus didžiosioms ir mažosioms raidėms. Prieš naudojant kintamąjį pradžioje rašomi žodžiai let, const arba var. Norint į kodą įtraukti tekstinius duomenis, juos reikia apgaubti kabutėmis. Komentavimas yra svarbus tiek programuotojui, tiek kitiems. Sakinio pabaiga JavaScripte yra žymima kabliataškiu. Štai ir pakartojame paskutinėse pamokose išmoktus dalykus. Linkiu jums smagių atradimų programavimo kelyje ir tariu iki greito.